Nu ką, bičiuliai, trečias automobilis šiandienai. Ford Transit Custom 2019 metų, 2 litrai, 96 kW, dizelinas su maža rida, mechanas. Atrodo gražiai, porą mažų įdubėlių. Mačiau tik tais ant kėbulo, daugiau viskas gerai. Toks va mikriukas, keleivinis, 9 sėdimų vietų, priekyje gale parktronikai, va čia tos kelios pliumpikės ant tų durų. Daugiau elektra veidrodžiai, tamsios sėdynės, to nueisim į kitą pusę. Štai galas, niekas nenudrožta, viskas atrodo gražiai. Dar 3 sėdinėlės, iš viso, kaip sakiau, 9 vietos, 6 gale, 3 priekį. Dienos šviesos ledai plus ksenonai. Taip, pasižiūrim čia. Čia, kaip sakiau, irgi viskas gerai, po kapotu irgi viskas gerai, vairai nenuėsti, gražus, bėgių bumbuliukas irgi, radykė groja, kondicionierius veikia. Toks, žodžiu, kaip sakyt, darbinis arklys. Arba keleivinis su didelė šeima. Rida, bičiuliai, 122 tūkstantukai. 122 tūkstantukai. Turi start-stopą, irgi, kam aktualu, pilnai multifunkcinį vairą, autopilotą. Šviesas, automatinis. Tai va, kam reikia keleivinio mikriuko, už ganėtinai protingus pinigus, gerų metų 19, skambykit, rašykit. Automobilis turi galiojančią techninę apžiūrą, todėl, kaip sakant, norintiems pirkti, atvažiuojat į vietą su savininku, kuris mums jį atvežė, nulėksite į regitrą, prisiregistruosit automobilį, išsimsit lietuviškus numerius ir galėsite savo keliauti namo. Šito automobilio kaina, bičiuliai, 18 700 euriukų. Jeigu domina toks variantas, kontaktai čia, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefono numeris. Na, o visus mūsų parduodamus automobilius galite rasti vienoje vietoje, užėję į autobrokeris.com internetinę svetainę. Ten yra sukeltos visos apžvalgos. Prie apžvalgų matysit, yra pavadinimas automobilio, kuris automobilis domina, tiesiog pasispaudžiat ir neišėję iš svetainės, pažiūrite apžvalgą, pasididinę, pasimažinę, kaip sakant, pasidarę kokią norit kokybę ir taip toliau ir panašiai. Domina toks automobilis, skambykit, rašykit, tais pačiais kontaktais galite susiekti su manimi, jeigu norite, kad parduotumėm ir jūsų automobilį. Viskas, ko mes prašome, tai kad automobilis būtų techniškai tvarkingas. Nebūtų kažkokių, nežinau, tepalų nuotekių, problemų su dėžėm, automatiniam, mechaniniam, nesvarbu, kad būtų techniškai tvarkingas automobilis. Tam kartu tiek, bičiuliai, lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių ir susitiksime neiltrukus, todėl kad turiu dar vieną variantą šiandienai. Šiandien iš viso mums atvežė 7 automobilius, 4 apsimėm parduoti. Taip kad laukia dar vienas variantas. Ačiū už dėmesį ir tam kartui.